Sveiki, esam paskutiniai degalų reido stoteliai, Circle degaliniai Vilniuje. Čia yra Goštauto gatvėje, šalia Seimo, pedagoginis tiltas. Tai mes laikom šitą degalinę vieną brangiausių. Jeigu nesutinkat, rašykit, pridėkit savo nuotraukas. Tai šiandien yra 23 metų rugsėjo 14, tačiau benzinas kainuoja 95,70 €, dizelis €64. Pagal tendencijas didmeninių kainų panašu, kad dizelis neužilgo pasivys 95 benzino kainos lygį. Na ir trečią mėnesį iš eilės mes stebim, kad žaliavinė nafta brangsta, dabar jinai jau yra 85-86 € už barelį. Tai ta prognozė bankininkų, kad 24 barelis kainuos kažkas apie $97. Tai reiškia, jinai po trupučiuką pildosi. Viena iš dedamųjų tai yra tai, kad OPEC Plus mažina gavybą. Ten pagrindinės šalys Saudo Arabija ir Rusija. Tai tendencijos nėra labai fainos. Artėja dar šildymo sezonas. Matomai Centrinis bankas didins palūkanas. Degalai mus turbūt nedžiugins. Tai tiek žinių. Dalinkitės, kur yra geresnės kainos. Visata jums padėkos. Tiek. Ačiū. Ate. Gerą vakarą.